Rolso švaros reikalai vyksta. Čia va turim neplautą sėdynę. Kažkokių čia vafliukų yra pasidėlioję. Šitą apačia praplauta jau. Viršų dar reikia skalbti. Bet tai supranti bus ledinis salonas. Nu dar Arnas nulupo rasporkę. Darbė sakė, nusmėliuos turi smėliuoklę ten dalyką, supranti. Nudažysim. Čia dar reiks davalyti, dabar kai nusėmėme, tai ten visokį prieiti pavalymukai padaryti. Pažiūrėjau šitos kilimėlius, kad jie čia tokie, jie visada buvo ne į temą. Užsakėm medžiaginius, naujus kilimėlius, tvarkingai įsimes. Saloniukas irgi išsiprausė, išsiskalpė, viskas bus ledas. Kokiu čia šokoladų čia atsivežėt? Tai va dabar po to Rolsos valymo salono viso. Čia aišku tik tai, kaip žinot, daleliai tik to. Šitiek visoko vabrūdo būna tiesiog prisigėrę į medžiagą, į kilimą ir taip toliau. Aišku, čia jokia naujiena, bet tiesiog norėjom pademonstruoti, ant kiek tragiškai tai atrodo. Ir kaip mes čia stengiamės. Kadangi manęs paprašė pavalyti, tai galvoju, čia toks, žinot, greitas darbelis, čia biškį to, biškį no, bet paskui, kai jau įsivažiavom, tai norėjom iki galo. Tai vat, dabar bus švari labai graži mašina. Rolsas važiuos rytoj fotosesiją darytis. Biškį valytuvų trūksta, nes taras parkę ten dažo. Turim tokį vaizdelį. Turėtų geros fotkės gautis. Prasimankštinom suvedimus varžtus, tai čia gale darosi suvedimas. Dar beje čia nepriklausoma važiuoklė, jeigu kažkas nepastebėjot. Trumpai tariant, slalomam visai tinkama važiuoklė. Priekį irgi traukęs prasimankštinom. Supranti, kad tiesiog lengvai suvedimas darytųsi. Tai dar liko šitą vieną prasimankštinti. Šiaip gan nesunkiai čia viskas prasijudėjo. Tai manau ir su šitą nebus problemų. Biškį reikėjo pašildyti, kad lengviau atsisuktų. Bet sutepėm viską, supranti, beveik su pirštukai sukasi. Tai reikės kažkurį tai čia man vakarą pasiskirt melavimui, grinai antikroziniam. Čia praktiškai kas yra sausa, tai tik tais nuo galinių ratų ir iki pat galo. Tie dalykai nėra dar išpurkšti. Taip pat dar į vidų kėbulo nieko nepurškiau, tik iš išorės, bet čia, žodžiu, į vidų tiesiog emelą reiks supurkšti. Čia emelas matom, kai kur jau biškiai spindi. Dabar bandom dar surasti kokią čia vietą, kur jau... pavyzdžiui, kad ir čia. Kaip ir matom, yra spindesiuko. Čia irgi. Prieš tai čia buvo matiniai dalykai. Čia irgi viskas jau man jau visai patinka. Čia dar smaliukės biškį purkštelėjom, kad apsausėtų ir galėtumėm užtaisyti skylės. Taip pat, ką mes čia dar turim. Čia va irgi matau jau drėgnos šitos angelės. Irgi viskas jau čia man labiau vis patinka ir galima jau netrukus bus galvoti apie smalą. Tai čia aišku šita visa dalis iki galinių ratų. Taip pat dar reiks virš bakų, visą baką iš viršaus irgi suvaryti normaliai, irgi ne per vieną kartą, nes kaip matom čia užtrunka, kad susigertų normaliai, įsigertų. Ir paskui aišku dar šitą damušt. Na ir tada dar taip susiderint reikia dino stendą ir suvedimą. Pristatom seną šrotą. Na ir išeinam su naujais. Numerai sudėti su naujais rėmeliais. Turbūt daugam klausimas, kodėl čia yra tokia nesąmonė užrašyta. Kodėl? O jeigu laimės blondinė kokia? Būtų bairis iš tikrųjų. O šiaip tai kažkada senai ieškojau rėmelių tiesiog
Tai Eolte buvo patys pigiausi šiti. Pažvengiau biškį, pagalvojau, koks skirtumas. Ir žodžiu, užsisakiau tiesiog, tai va, sumečiau. Ką va, Erikas atvažiavo antram raundui biškį čia pralėkda sėdynės įsiskverbusius dalykus čia, kur tokių, vietom, kelios vietos tiesiog tokios tamsesnės. Stogas dar ten, žodžiu, irgi tiksliau lubos. Nes jau čia biškį reikaliukų daugiau negu galėjo atrodyti, aišku, kaip ir buvo tikėtasi, bet kaip ir ne visai buvo tikėtasi. Ir jo, švarinam. Bandom įmest kilimėlius, žiūrim ar tokius paėmiau. Nes ten, žodžiu, buvo kupė. Ir tada buvo dar tiesiog Corolla, man atrodo, sedanas. Tai čia kaip ir ne kupė, čia hatchbackas, bet taip prašė, tai turėtų tik šitą mašiną kilimėlių. Tokį kokį priklauso, nemačius turbūt nuo gimimų. Kažkaip sugrūžti reikia, Oi, ne tą pusę. Kaip fainai čia visur apeina. Ką šitas gero? Tu tik pažiūrėk, kaip čia viskas apsikabina savo liniais. Dar vairuotojo kilimas ir paduką savo turi. Toks putlutis švelnutis. Atgaivinom dar neonkę originaliojo savininko. Tai vat plieskė. Ir kojų apšvietimas va. Tvarkingai. Tuning Show Millennium. Čia tiesiog laidukai buvo nutrūkę. Šitą dar reiktų galą biškį priklijuoti, nes čia biškį kabo toksai. Ir bus ledas. Galėsit į parodas varyti. Šiaip tai rimtai galima su į parodas varyti, tik tai turbūt ne dėl neonų šitų. Tai vat, mėlieji žiūrovai. Paskutinis mėnuo gruodis, kada galit papulti į Corolso laimėjimą šitą. Ir panašu, kad iš karto šoksime prie rykliukų. Tas iš karto tai vis tiek ten bent jau gal vasarį, kokį reiks atsivaryti jau jį. Ir kas liks, tikiuosi dauguma liks, tai prasme ir automatiškai tada dalyvaus ryklio laimėjime. Automatiškai ryklio bildo biudžetas bus pildomas. Ir jo, nuo to irgi, aišku, prisiklausys kaip rykliukas bildinsis, bet dabar yra dalykai apie Corolsą, taip kad kas norit paremti bildus arba laimėti Corolsą, tai šokit į Contribui arba Patreon, tiesiog registracija elementariai, prenumeratėlį kokią 1 euriuko ar kiek norit jūs ten, ir viskas, turi šansą laimėti Corolsą ir kartu man padedat daryti dalykus. Tai labai ačiū visiems, kurie remet, ir kurie remsit, ir kurie neremsit, ir kurie visi žiūrit. Corolsas dar nepabaigtas iš tikrųjų, dar liko tas antikorozinas nelemtas, čia dviškai dabar savaitgalis toks busy, tai nelabai šį užsivaryti. Užvaryti ant dyno, suvedimą padaryti. Tai dyno greičiausiai sausio pradžioje varysim, suvedimą tarp kalėdų ir naujų. Toksai, žodžiu, planelis. Susitiksim sekančiam video tolimesniuose Corolso tobulėjimo etapuose, suprantai. Iki.